veidas koksai. Kaip kariuomeniai. Gal yra gerai, kad aš jį nusipirkau šitą dalyką. Na va, iššokiau savo legendinius vailokiukus su kailiuku. Nu va, vaizdelis dabar toks. Balta, gražu, gaivu. Ir rankos jau tokios. Dulkės nusėdo, mes galime grįžti prie griovimo. Opa, eina. Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Labą dieną, ką mes ir vėl kaime. Ir kągi mes turim, kad jau matom žolytę pagaliau. Paukšteliai čiulba, grynas pavasaris. Tai nuo šiandien jau prasideda geresni orai, šiandien +8, rytoj +11, poryt +15, tai va jau prasidės sezonas, pavasarėlis. Ir galima bus rimčiau kibti į darbus. O kur buvau dingęs, kodėl nebuvau praeitą savaitę, tai susirgo mano katinukas, tai varinėjau po veterinarijas, buvo reikalų iš tikrųjų, tai nepavyko atvykti, tai katinuką pagydėm, kol kas viskas gerai ant vaistų ir pavyko atvykti šį savaitgalį. Tai va, fainas oras, padirbėsim, buvau dabar ir parduotuvėse, apsipirkau, toj parodysiu ką ir ką reikia eiti persirengti į darbinius rūbus, aišku, į tos vailokiukus ir ruoštis darbui. Va, pagaliau jau sniegutis tirpsta visur. Eglutę jau reikės kažkada nusipuošti. Paukšteliai čiulba, saulė šviečia, va, sniegas tirpsta, jau man čia matas ir kiemo kažkiek. Va. Opa. Obuoliai pernykščiai nesurinkti. Kągi mes čia turim už namo, nebuvau tiek laiko užėjęs čia. Tai yra eglutė. Ir turim jau tokį vaizdą, tai jau pavasario link. Aišku, prisitempiau vėl pilną mašiną, reikia dar ją išsikrauti. Visokiausių dalykų. Žodžiu, šiandien pabūsim kaime. Štai persirengiau, o dabar galima pakalbėti apie šiandienos darbų planą. Tai ką suplanavau, tai žodžiu, kaip ir minėjau, buvau parduotuvėj, prisipirkau krūvą bulvinių maišų ir pagalvojau, kad dalį to viso grūzo galėsiu krauti juos, kol čia tas sniegai nutirps ir panašiai, sugalvosiu po to vietą, kur juos ar išvežti į aikštelę ar dar kažką. Tai žodžiu, viena iš dalis, o kita dalis tai ilgai mano laukta, nuo galbūt praeitų metų jau tą darbą planavau pasidaryti, tai stebėkit, babam. Ir sekantis dienos darbas bus, tai yra, galbūt žinot kas čia, tikrai dalis žinosi, tai yra vaizdo stebėjimo kamera Reolink. Ir sekantis dienos darbas bus sumontuoti šią kamerą ir pasijungti naudojimui. Tai iš tikrųjų apie gruodžio mėnesį pats pradėjau ieškotis kamerų ir man pačiam metė kaip gerą kainos ir kokybės pasiūlymą, tai Reolink. Ir kasgi atsitiko su manim, pradėjus kurti turinį iš sodybos, susisiekė pats Reolink. Ir ką, mes išsiaiškinom, ko man reikia, kadangi čia neturiu Wi-Fi'aus, tai man reikėjo kameras, kuri veiktų be Wi-Fi. Ir va, jie man pasiūlė Reolink Go+. Ši kamera veikia nuo saulės baterijos su SIM kortele. Tai šiandien nuvažiavau, pasidariau SIM kortelę kamerai ir ką, mes bandysim šiandien ją pajunginėti ir žiūrėsim, kas gaunasi, ne? Tai nieko nelaukiam ir judam. Tai žodžiu, pradėsim išpakavimą šitų Reolink kamerų. Turim saulės panelę ir turim pačią kamerėlę. Dar buvo įdėta 64 GB atminties kortelė, jeigu neklystu. Jo, šiam 4 GB atminties kortelė. Na ir ką, bandom tada atidarinėti. Biški sunku su viena ranka.
Dom. Na ir štai. Taip atrodo vidus. Čia yra turbūt SIM card kažkokia dar įdėta. Čia kad... O! Dar ir dangtelis koksai. Čia tinka realiai jinai ir į mišką. Žiūrėkit, dar dedasi ant jų dangteliai. Tai čia savo mišką gali net saugoti su juo. Geras. Na ir štai pati kamera. Nice. Ir dar kas įeina. Nu tai įeina šitas, prisisuksim kur norėsim. Laidai. Tai čia yra pakraut, turbūt reikia dar kažkiek. Perėjimai. Ir... Ok, dabar tada dar saulės panelę atidarom. Išpakavau dėžutę, tai turim ir lipdukų, galima apsikliuoti savo valdas, kad mus saugo Reolinkas. Ir turim instrukciją, kurią pasižiūrėsim vėliau. Ir turim dar pristatymą kitų kamerų. Tai va, kokių jų yra visokiausių. Dabar atidarome panelę saulės. Čia irgi bus instrukcija turbūt. Jo, čia instrukcija. Čia pati saulės panelė, štai taip atrodo. Jie mes pakabinsime į saulę. Ir nuo jos mums veiks, va štai laidas yra. Ir nuo jos mums veiks kamera. Čia visi tvirtinimo elementai. Tai viskas labai paprasta. Reikės dabar atsisiųsiu programėlę, pasijungsiu aš ją pirmiausia ir tada eisim montuot. Tai pirmas žingsnis, ką reikia daryti, tai įsidėti SIM kortelę, sako. SIM kortelė dedasi va, štai, jeigu matosi, čia va. Tai SIM kortelė turi būti be PIN kodo. Tai man realiai tokį ir padarė. Tai dabar bandom ją tiesiog įdėti. Čia dar išsima baterija turbūt. Kažkokiu būdu. Jo, va, išsima baterija. Ir tada dedasi SIM kortelė. Ta pati mažiausia. Išsipakuojam pačią mažiausią SIM kortelę ir dedame. Štai SIM kortelę įdėjau. Dedu atgal. Čia dar yra lipdukas toks, jį turim nuklijuoti. Nuklijuojam ir kišam atgal. SIM kortelę įsidėjom. Užsukam dangtuką atgal. Ir ką mes dabar kokį 30 minučių ar valandą turim tą kamerą pilnai pakrauti. Su tuo laideliu, kur pirmai rodžiau. Tai kamerą pradėjau krauti. Dega oranžinė švieselė. Kol kamera kraunasi, aš parsisiųsiu appsą, va, yra barkodas. Nuskanuosiu ir susirasiu programėlę, parsisiųsiu ir žiūrėsiu, kas seka toliau. Na štai nuskanavus barkodą atidaro tokį, tada įdėgiu programėlę ir žiūrim, kas toliau. Kągi mes šį turim? Turim kamerą, pasijungiam kamerą ir jinai pradėjo filmuoti. Tai viskas tvarkoja, galima eiti ieškoti dabar vietos, kur lauke man ją pakabinti. Noras yra, kad matyčiau visą savo kiemą, tai realiai ant medžio nekabinsiu, ant namo nekabinsiu. Tai galvoju kabintis ant rūkyklos ir matysiu visą kiemą. Ir čia saulė šviečia pastoviai. Ir turbūt viskas bus gerai. Tai einam kopėčių. Gal nenusiveršiu. Dar vieną. Gal nenusiversiu, bandau. Tai va, prisigrėžia, galima sukinėti kaip nori jį. Va. Galima į saulę atsukti.
O, kažkas tokio. Gerai. Einam bandyt kamerą. Ant saulės tai karšta net. Na štai. Prisisukau. Dabar galim pasižiūrėti, kas gaunasi, kaip atrodo per pačią kamerą. Čiut nenugriuvau. Na štai matau vaizdą. Ir matau, kad dar galiu realiai daugiau kiemo apimti, tai dar aš ją pasuksiu. Pasuksiu, kad daugiau kiemo matyčiau. O šiaip kokybė tai nebloga. Ok. Dar jeigu ją pasuku, dar galiu. O, žiūrim. Net namas matosi, dar galima šiek tiek į tą pusę. O, viskas matosi, visas kiemas. Puikiai. O, visas kiemas matosi mano. Tai va, kaip patys matėt, kamerėlė susimontavo gana lengvai. Nežinau, jeigu nebūčiau montavęs video, tai būtų viskas trukę turbūt iki 20 minučių. Tai tikrai lengva ir kokybiška, kaip matėt, apima tikrai plačiai. Tai tikrai tinka tiek įmonėm, tiek sodui, tiek privačiam namui ar dar kažkam, kam tik tai norite. Ir ką man jie sakė pranešti, tai yra jums, mano žiūrovams, tai kad iki kovo 16 pas juos oficialiame puslapyje, kurį paliksiu video aprašyme, vyksta nuolaidos iki 45%. Ir dar man davė nuolaidos kodą, kad perduočiau jums, tai yra papildomas nuolaidos kodas 5%, o čia va, pridedu, tai pasinaudoję juo, dar gausite papildomus 5% visai į jų produkcijai, tai paskubėkit, galbūt planuojate į sodą ar į privatų namą ar į dar kažkur. Tai va, kas liečia darbelius, tai va, pirmas dienos darbelis baigtas, dabar ką padarom, tai einam pavalgyti pietų, atsigerti kavytės ir bandysim judėti į namą. Ten kažką krapštytis, kaip aš nenoriu ten, bet reikia. Čia va jau pavasaris rodo savo smagumus, o ten žiūriu aš taip ir žiūriu, kad suktuką palikau ant stogo. O šiandieną pietums savo virtuvėlėje turime bomžpakiukas garuojantis su kibinukais. Tai va, skanaus pietaujantiems, užvalgom ir aišku, matau, dar mašina visą neiškrauta. Užvalgysiu, sakau. Užvalgysiu ir eisiu išsikrauti automobilį. Skanaus. Na štai, užvalgiau, pasistiprinau, apšilau, šiaip šiltai lauke. Ir ką, grįžtame į šitą smagų bardaką. Ir ką, tikslas šiandien yra toks, kad norėčiau šitas plytas visas ir visą grūzą pradėti tvarkyti, laisvintis tą namą, bet viską kažkur reikia čia dėti. Tai plytas bandysiu prie plytų mest, ten koklinės plytas irgi prie koklio, visą grūzą bandysiu krauti tuos maišus, kur nusipirkau. Aišku, aš čia nieko šiandien nespėsiu, bet kiek spėsiu tiek, tai reikia nevilkinti laiko ir pradėti dirbti. Dedam kaukę, ne? Ir dirbsim. Ausis užlinka. Va. Pirštinės čia. Ir ką, pradėsim? Tvarkingesnės mesim prie tvarkingesnių. Aptrupėjusias kitą krūvą. Ir taip po biškį gal susitvarkysim kažkada. Nu va, kokie 20 minučių čia jas visai dėlioju, tenai va tas jau nuo šonų plytkos. Čia tas geresnės šamotinės, ar kaip jos čia vadinas. Čia jau sudaužytas metu, čia irgi
ir pabiškį atrinkinėjau. Ten va metalus metu, čia irgi. Žodžiu, va pasidarau grūzą ir tokį grūzą krausiu maišus tiesiog. Aš gal blogai darau, per ilgai užtruks laiko, bet kai tiek sniego ir viskas plauks, tai nelabai aš noriu dar į kiemą vežti. Tai po biškiuką geriau. Ką turiu omeny plauks, tai čia kaip ir nutirpia. Aišku, čia jeigu važinėčiau pirmyn atgal su tom plytom, tai čia belekas iš vis būtų. Nes jau čia dabar va. Tai dėl to aš ir nenoriu, bet mano plytų kampas yra čia. Ir aš faktas, kad kažkiek vešiu jų čia, kažkiek į aikštelę, bet kol dar čia sniego belė kiek ir prišalė, tai dar kol kas kiek galiu, krūtų judu name ir dėsiu maišus ir rušiuosiu tą visą bardakyną. Opa. Eit reikia biškį įkvėpt gryno oro. O po to parodysiu, pasakysit, ar matosi čia kažkoks įdirbis ar ne. Nu, valandėlę gerą padirbėjau taip. Tai einam pailsėti ir tuoj sugrįšim. Na štai vaizdas dabar įėjus. Ten geresnės kokybės plytas dedu, ten metu blogas, ten jau nuo pečiaus išorės metu blogas ir tiesiog, kai gaunasi grūzas, tą grūzą dedu į maišus, tą mažesnį grūzą, tas didesnės rušiuoju. Ta patį ir čia darau. Šitas gal panaudot dar kažkam eis, bet aš iš jų tai turbūt nieko nedarysiu, nežinau. Parašykit, ar iš šitų dar kažką galima padaryti. Nu ir čia tas pats, kur dulkių daugiausiai iš ten neždinos. Kraunu į maišus tą jau tokią smulkesnį grūzą, čia rušiuoju viską. Ir taip po biškį, kol žemė sukietės, sukuos name, o kai jau šita žemė jau sukietės, kažkiek grūzo išvešiu ten, kur rodžiau. O kažkada reikės samdytis konteinerį, tiesiog tą statybinio atliekų ir viską sumesti. Tai va. Ką, nieko nevilkinam laiko ir dirbam toliau. Rušiuojam. Šiaip nedaužau. Jeigu greit neišsidaužo tie, tai tiesiog ir dedu tokius. Nežinau, kaip ir klausiau pirmai, jas galima panaudoti kažkur dar, ar ne. Parašykit. Tai kaip ir buvau minėjęs, tas stambesnės plytas nusimėčiau. Dabar tokios realiai grūzas, tai aš jį tiesiog kraunu į maišą po to. Ta tokį smulkų. Kaip aš sakiau, aš niekur neskubu, bet smagu, kad bent kažkiek darbai juda, tai po biškį. Kiek dulkių. Žodžiu, dar vieną paskutinę pertraukėlę pasidarom. Tada dar gerą pusvalanduką atidirbam taip jau normaliai. Ir tada apžvelgsim, kiek čia šiandien pavyko viso grūzo išsinešti. Tai va. Makiažas gražus, ne? Po 5:10, o dar saulė gan aukštai, tai jau smagu. Jau po 6 tik tai ten pradeda, tai galima dar darbuotis. Tai ką, grįžtam. Kaip sakiau, atjudam dar gerą pusvalanduką čia tarp dulkių.
ir pasižiūrėsim, ar matos kažkoks rezultatas. Nu čia gal matos, žiūrėsim, įvertinsit jūs, ar matos ar ne. O, vaizdas pro langą, saulė dar gan aukštai, kaip matot. O mes varom dirbt. Dedam pirštinaitės ir varysim dar vieną maišiuką pakraut. Ką, pradedam? Išbaigiau visus maišus. Tai paskutinis pasispardymas. Atrūšiavimas dabar. Didesnių plytų atrūšiavimas. Žodžiu, turim be 10:06. Saulė jau pradeda po biškį leistis. Ir ką eisim įvertint, ką mes šiandien čia nudirbam, ne? Einam pakvėpot gryno oro, nes taip užjudėjom per visus. Per 2 kambarius, kad jau dulkių normaliai, tai pirmiausia einam į gryną orą, biškį pakvėpuojam ir susidėsiu kopėčias, dar kažką. Ir grįšim aptarsim, kągi pavyko šiandien nuveikti. Kas mano akim, kaip antis, grupė antis, atrodo tas kaušpėdas. Žodžiu, reiks išsivalyti. Žodžiu, persirengiau, taip apsivaliau, nemačiau, nežiūrėjau, kad valiausi ir akis pilnos tų dalykų juodų. Žodžiu, einam įvertinsim, ką mes šiandien pasidarėm, jau tem pradeda, kol dar nesutemo, einam, apsižiūrėsim. Tai ką, mes, o toks vaizdas čia, mes rūšiavom, ten geras dėjom, tenai blogas ir blogas, metalus metėm, nu nežinau, krūva jums atrodo apmažėjus ar ne, rašykit, čia kitas kambarys, nu čia tai tikrai atrodo, kad apmažėjo, nesakykit. Čia, žodžiu, čia kažkiek, nusipirkau 11 maišų, tai visus 11 va, čia ir sukrovau. Dar reikės 2 tiek. Tai va, vaizdas toks šiam momentui. Atrūšiavau tas koklinės, nežinau, plytas visuose kampuose. Taip pat komentuokit, ar su jom kažką dar galima daryti. Ir ką dar pasidarėm, tai pasikabinam kamerą. Tai va. Ir šiam momentui tikriausiai bus tiek. Veidas susinešiojęs visas. Tokie 2 mini darbeliai pasidaryti, judam toliau į priekį. Ir ką, moteris su jūsų dienele noriu pasveikinti, o visiems kitiems gero ateinančio pirmadienio. Susitiksim, norėčiau susitikti kitą savaitę, tai tęsim pradėtus darbus. Ir ką, gero visiems ateinančio pirmadienio. Čiau!